ataskaitas. Tai malonu matyti jūs šį penktadienio rytą, tai gausiai susirinkusius į naujausios Lietuvos makroekonomikos apžvalgos pristatymą. Šiandien, kaip visada, aptarsime daug klausimų, turbūt bene aktualiausias ir svarbiausias iš jų yra tas, kokių naujų sprendimų galime tikėtis Lietuvos ekonominėje politikoje. Taigi ir kviečiu gerbiamą Gitaną Nausėdą, Svedbanko prezidento patarėją, pristatyti savo naujausių įžvalgų, prognozių ir tendencijų. Sveiki, gerbiamieji. Kaip sakoma, reikia visada prezentaciją pradėti nuo kažkokių tai juokingų, linksmų dalykų, bet šį kartą nebus jokių anekdotų, nes yra vienas pakankamai linksmas reiškinys šiuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose, kuris aprūpina, taip sakant, mus visus linksmais arba netokiais linksmais atsitikimais, skandalais. Ir to įvykio arba reiškinio pavadinimas yra Donaldas Trumpas. Tai mano pirmoji dalis yra šiaip jau labai rimta ir labai nuobodi. Pirmoji skaidrė, tačiau komentaras prie Jungtinių Amerikos valstijų deja vienaip ar kitaip yra siejamas su artėjančiais prezidento rinkimais ir tuo faktu, ar bus visgi Donaldas Trumpas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, ar jis nebus. Aš niekada netikėjau, kad Jungtinėse valstijose ekonomika galėtų tiek priklausyti nuo vieno žmogaus, nes šiuo metu eina labai rimtai pokalbiai tarp pagrindinių ekonomistų apie tai, kiek procentų galėtų nukristi Standard & Poor's reitingas, jeigu Donaldas Trumpas būtų išrinktas. Tai vertinimai yra tarp 3 ir 5%, kas, sutikite, yra tikrai nemažai. Kas mane dar nustebino, kad labai rimtai kalbama apie tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos gal ne iš karto, bet po tam tikro laiko ištiks recesija. Šalis, kuri va čia auga ir kurias čia mes brėžiame kreivės į viršų, daugiau kaip 3% gali ištikti recesiją vien dėl to, kad prezidentu būtų išrinktas toks žmogus. Infliacijos padidėjimas, visokie kiti dalykai. Žodžiu, pakankamai tokie apokaliptiniai scenarijai paišomi ir kas jau visai linksma, tai šiuo metu, kai Donaldas Trumpas sudalyvavo ten su moterim šitoje paskutinėje istorijoje ir ačiū Dievui, taip nekorektiška, nepolitkorektiška šnekėti, kad ačiū Dievui, sakykime, sumažėjo jo galimybės būti išrinktų, pradės smarkiai brangti Meksikos pesas. Pagalvojau, kodėl? Matyt, meksikiečiam nebereikės statyti sienos savo sąskaitą, nes kai buvo tokios kalbos, kad jeigu būsiu išrinktas, priversiu juos pastatyti sieną ir dar apmokėti ją. Tai tiek su šypsena, o šiaip perspektyva Jungtinių Amerikos valstijų, jeigu vis dėlto būtų kitas variantas ir būtų išrinkta moteris, Hillary Clinton, pakankamai normalios prognozės, darbo rinkoje viskas tvarkoje, dėl Federalinio atsargų banko politikos šiek tiek vėliau. Eurozona. Kitaip kaip plūduriavimo šitos situacijos pavadinti negaliu ir matyti, kad tas plūduriavimas tęsis artimiausius 2 metus kaip minimum. Ir reikia pripažinti, kad kas dėl Brexito, ir tą pripažįsta visi, ir skaitant patį Mario Draghi, Europos centrinio banko vadovą, trumpalaikės pasiekmes, trumpalaikiai efektai buvo suvaldyti visiškai normaliai, pati Europa nukentėjo minimaliai. Taip, Britanijos nuostoliai yra ir pakankamai ryškus, tą vėliau pailiustruosiu, bet pati Europa, kontinentinė Europa susitvarkė su šituo reiškiniu. Bet visi pripažįsta, kad didžiausia bėda yra politinis neapibrėžtumas, kuris egzistuos mažiausiai 2-3 metus ir kuris tikrai ženkliai veiks investicinį klimatą ir tam tikrą prasme eurozonos ekonomikos potencialą. Todėl nuotaika, sakyčiau, tuščios arba pusiau pilnos arba pusiau tuščios stiklinės. Optimistai galbūt išvelgtų kažkokių tai geresnių dalykų, bet šiaip visumoje situacija tikrai yra viso labo tik tai patenkinama, bet nedaugiau. Kalbant apie Kiniją, tai tas nuolatinis klausimas kietasis versus minkštasis, aš jau nepamenu, kiek kartų aš apie tai čia kalbėjau, paskutinės 4 prezentacijas, tai tikrai. Ir šiandien taip pat negaliu
atsakyti, ar Kinijos laukia kietasis ar minkštasis. Šiuo metu tartum svarstyklių lėkštelė krypsta link to minkštojo nusileidimo ir dažniausiai visi to tikėdavosi. Matot, koks neįgalus ekonomikos mokslas, nieko jis negali atsakyti, reiškia, gyvenimas savo vaga vyksta ir į priekį pažvelgti bent šiek tiek toliau yra gana sudėtinga. Vokietija, aišku, yra kelrodė, taip sakant, žvaigždė eurozonai ir nuo jos priklauso labai daug. Ir reikia pripažinti, kad Vokietijos ekonominis augimas šiemet bus didesnis negu čia yra prognozuojama. Ta pripažino pats Vokietijos ūkio ministras, 1,8%. Ir jis pripažįsta taip pat, kad nemaža dalimi tai turėjo įtakoti pabėgėlių srautas, kaip nekeista, pozityviai BVP, kadangi didėjo išmokos susijusios su jų atvykimu, apgyvendinimu, pagaliau jų gyvenimą reikia garantuoti ir taip toliau. Tie pinigai eina į vidaus rinką ir skatina vidaus rinkos procesus. Tai trumpalaikis efektas yra būtent toks. Kažkiek tai Vokietijos eksportas laimėjo iš to, kad euras laikosi silpnesnio lygio palyginti su Amerikos doleriu. Tai taip pat buvo veiksnys, nes Vokietija yra daug prekiaujanti su dolerio zona valstybė. Rusija. Plūduriavimas, bet kitoje ašies pusėje, tai yra tokia labai saikinga recesija, kaip matote, ir šiais metais matyt lengvas minusiukas bus. Kitais metais, atsispiriant nuo žemų naftos kainų, visgi tam tikras kuklus pliusiukas. Tačiau Rusijoje dramatiškai senka tie pagrindiniai du stabilizavimo fondai, kurie ir yra banginiai laikantis Rusijos finansus. Tie stabilizavimo fondai yra Nacionalinės gerovės fondas ir rezervų fondas. Tai Gerovės fondas pačios Rusų finansų ministerijos duomenimis, jis turėtų būti neiššvaistytas per artimiausius 3 metus, bet mažės. Tuo tarpu Rusijos rezervų fondas, kuris šiuo metu yra 51 milijardas dolerių, jau šių metų pabaigoje, tiksliau metų pradžioje jis toks buvo, metų pabaigoje jis bus tik tai viso labo 16 milijardų, o kitų metų kažkur panašių metų kaip dabar, jis praktiškai bus suvalgytas. Tai yra pakankamai tokia, sakyčiau, grėsminga žinia. Nes, kaip ten bebūtų, Rusijos oficialios atsargos yra labai svarbus stabilumo elementas. Antroji mano skaidrė susijusi su palūkanų normomis. Negalėčiau pasakyti, kad čia yra labai kažkokių didelių naujienų palyginti su ankstesnė mūsų prezentacija. Tik tiek, kad galbūt ir mano banko prognozuojama gruodžio mėnesį antras sprendimas kelti palūkanų normas ir šiuo metu vis daugiau ekonomistų prisijungia prie tos stovyklos, kad tikisi palūkanų normų didinimo šių metų gruodžio mėnesį. Ir jeigu jūs pažvelgtumėte į ateities sandorių rinką, tikimybė, kad palūkanų normos bus pakeltos gruodį, yra maždaug 73,5%. Anksčiau buvo gerokai mažiau. Tai pirmasis žingsnis galbūt ir veikiausiai šių metų pabaigoje, po to kuklų žingsniukai, bet jau tikrai šiandien jokių būdų negarantuoti, viso labo tai tik tai labai aptaki prognozė, žingsniukai 17 ir 18 metais. Situacija yra tokia dėl to, kad amerikiečiai turi labai atsargiai didinti savo palūkanų normas, nes nuo to priklauso labai daug kitų regionų ir ypatingai Azijos regionai. Jų akcijų rinkos, jų finansinė padėtis, aš šiek tiek ir apie tai vėliau pakalbėsiu. Tuo tarpu Europos centrinio banko lauke, kaip jūs matote, flat, lygų, mes nesitikime nei jokių palūkanų normų mažinimo, nei didinimo artimiausius 2 metus ir aš drįsčiau savo trigrašį kišti ir dar klausimas labai didelis ar 19 metais. Tai kiekybinis skatinimas kol kas yra garantuotas, ar jis bus pratęstas šiandien dar tikrai nėra aišku, bet palūkanų normos liks tokio lygio, kokio yra praktiškai dabar. Šiaip jau žvelgiant į tai, kad centriniai bankai nesusitvarko su infliacijos rodikliu pastaruoju metu, tik tai nesusitvarko ne dėl to, kad infliacija yra didesnė negu kad jie toleruoja, atvirkščiai yra daug mažesnė ir jos nepavyksta net nuo to, taip sakant, grindų plintuso, ar kaip čia kalbininkai tiksliau išsireikštų, pakelti. Ir dėl to pastaruoju metu vis daugiau diskutuojame apie tai, o gal pats infliacijos rodiklis kaip centrinio banko orientyras atgyveno ir jį reikėtų tobulinti, kad suteikti centriniams bankams daugiau laisvės veikti. Tai įdomus faktas, kad ankstesniuose verslo cikluose pusiausvyros palūkanų norma arba ta normalioji vidutinė statistinė centrinio banko palūkanų norma buvo apie 3,5%.
Savo ruožtu jis susidėjo iš dviejų elementų, maždaug 1,5% realiosios palūkanų normos plus 2% infliacijos, kurią centriniai bankai laikė kaip normalia. Dabar šita normali palūkanų norma, normalumo standartas yra tik taip kažkur apie 1,5% ir susidaro šita palūkanų norma iš dviejų elementų. Reali palūkanų norma procentas plus viso labo tik 0,5% infliacija. Kodėl sumažėjo realioji palūkanų norma? Tai siejama su demografinėmis priežastimis. Pasaulis sensta, vis daugiau žmonių yra pensinio amžiaus, jie gauna tam tikras pensinės išmokas ir jie, galima sakyti, yra taupytojai. Jie yra ne tiek vartotojai, jie yra taupytojai. Jie didina kredito išteklių pasiūlą. Iš kitos pusės, kredito išteklių paklausa, jeigu jinai didėtų sparčiau, palūkanų norma būtų didesnė, bet jinai pastaruoju metu dėl silpno investicinio proceso, geopolitinio neapibrėžtumo yra ribota. Štai paklausos ir pasiūlos žirklė susikirta iš dviejų pusių ir mes matome, kad bendroji palūkanų norma yra gerokai mažesnė ir matyt liks mažesnė pakankamai ilgą laiką. Tai dabar galvojame, ką daryti. Ar atsikabinti nuo to tikslo, kurį centriniai bankai savo pastaruoju metu kelia, tai yra 2,5% toleruojama infliacija ir pakelti ją, pavyzdžiui, iki 4%. Pats pakėlimas mechaniškas jis nieko neišsprendžia. Atsiranda galimybės spręsti problemas tik tuo atveju, jeigu verslas ir gyventojai patiki, kad tai tikrai realiai gali įvykti. Profsąjungos pradeda sudaryti darbo sutartis su nominalaus darbo užmokesčio didinimu 4-5%. Įmonės dažniau peržiūri kainodarą, nes žino, kad infliaciją centrinis bankas palaikys didesnę, reiškia, jos didina sparčiau kainas. Jeigu taip iš tikrųjų atsitiktų, centriniai bankai ko gero pasiektų savo tikslą. Ir jie tada galėtų pakelt palūkanų normas, kurios šiuo metu yra ant grindų, aukščiau. Kodėl taip reikia padaryti? Atsakysiu jums tokių pavyzdžių. Per paskutinėsias 3 recesijas Federalinio atsargų bankas kirpo palūkanų normas atitinkamai 6,75% punkto, 5,5% punkto ir 5,12% punkto. Šiandien mes matome, kokią turim palūkanų normą Fedo, 0,5%. Ir mes turime formaliai ekonominį augimą. Tai jeigu dabar ištiktų Amerikos ekonomika recesija ir reikėtų nukirpti palūkanų normą štai va tiek, kiek buvo kerpama paskutinės 3 recesijas, kur turėtų palūkanų normos būti? -4, -5%. Aš neįsivaizduoju, kaip tai padaryti. Ir manau, kad tai yra neįmanoma paprasčiausiai padaryti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad centrinis bankas sėdi be amunicijos. Viso labo, ką jie gali šiuo metu padaryti, mėginti verbaliniais, oraliniais, būdais veikti rinką, reiškia kalbėti ir mėginti per kalbas, ne per realias priemonės, bet per kalbas paveikti rinką. Va tokios tokelės. Todėl galima sakyti, kad šitos diskusijos tikrai yra nebeprasmės. O radikalesnieji kritikai teigia, kad apskritai infliacijos orientyras paseno ir jį reikėtų pakeisti labiau šiuolaikiškų nominalaus BVP rodiklių. Tai yra, pastarasis susidaro iš 2 komponenčių - realus BVP plus infliacija. Jeigu realus auga sparčiai, infliaciją reikia palaikyti žemesnę. Jeigu realus auga lėtai, natūralu, reikia skatinti ūkį ir leisti infliacijai būti didesnei. Tai šitas rodiklis teorijoje žinomas seniai, tik tiek, kad praktikoje jis dar nelabai naudojamas. Tai vat vyksta tokie smegenų šturmai ir mėginama galvoti, ką čia daryti centriniam bankam, kad tapti veiksmingesniem. Akcijų rinka ir žaliavų rinka. Kažkokių labai ypatingų naujienų didelių nėra, visgi pastaruoju metu matėme tam tikrą akcijų rinkos kilimo trajektoriją, galbūt mažiau tai taikytina Azijos rinkoms, o Azijos rinkos kenčia dėl to, kad Federalinio atsargų bankas visgi ketina didinti palūkanų normas, atitinkamai doleris stiprėja, o jeigu doleris stiprėja, viena vertus, reiškia, Azijos šalis labai smarkiai įsiskolinusios doleriais, dėl to jos kenčia, nes jiems reikės didesnės dolerio skolų sumas dengti vietinę valiutą. Antra, jeigu palūkanų normos iš tikrųjų didėja, dalis kapitalo, kuris šiuo metu dirba Azijos rinkose, dėl to, kad Amerikoje nieko neuždirbsi, gali patraukti iš Azijos į Ameriką. Tai automatiškai kerta per Azijos akcijų rinkas. Todėl bet kokie dolerio stiprėjimo lūkesčiai Azijai yra kenksmingi. Ir matome, kad Kinijos konkrečiai indeksas rodo pastaruoju metu kritimo tam tikrą tendenciją.
Rusijos, kaip matote, akcijų indeksas, matyt, didelė dalim tai siečiau su naftos kaina. Pastaruoju metu yra veikiau kilimo trajektorijoje, kaip ir pati naftos kaina. Tai naftos kainos naujienas jūs žinote, jie iš tikrųjų pastaruoju metu pakilo iš dalies, didžiosios dalies dėl to, kad OPEC'as nusprendė vis tik kažko tai imtis ir daryti žingsnius naftos gavybai mažinti. Na ir tikimasi, kad jeigu jų tie veiksmai išsipildys, tai yra ne tik tai kalbos, bet ir darbai bus, naftos gavyba bus apribota, iki šių metų pabaigos naftos kaina gali pasiekti maždaug $60 už barelį. Ar jį pasieks daugiau, aš labai stipriai šituo abejoju, nes iš karto įsijungtų tos verslovės Jungtinėse valstijose skalūnės naftos ir dujų, kurios šiuo metu stovi nenaudojamos dėl to, kad naftos kaina yra per maža. Tai automatiškai padidintų pasiūlą ir neleistų naftos kainą išaugti iki padangio. Britanija, kaip matote, vis dar laikosi prisikabinusi prie ES, tačiau jau matyti neilgai. Ir šiuo metu atsirado ta teorija minkštasis versus kietasis Brexitas. Anksčiau kažkaip niekas to nediferencijuodavo, bet pastarojo meto, sakyčiau, pakankamai nedraugiški užsipuolimai prieš imigrantus ir tam tikra kieta naujosios Britanijos vyriausybės politika, arba bent jau retorika, leidžia manyti, kad įmanomas ir kietasis Brexitas, kitaip tariant, norėdami įtikti tiems, kurie balsavo už Brexitą, Britanijos politikai stengsis dėrėtis kietai ir stengsis išsikovoti kaip galima daugiau autonomiškumo savo sprendimuose. Kitaip tariant, riboti imigraciją, visiškai vykdyti savarankišką ekonominę politiką ir tikėtis, kad ES su tuo sutiks ir nepadarys prekybos režimo nepalankių Didžiajai Britanijai. Atsiranda net ir tokių pareiškimų, kaip pavyzdžiui deklaruoti, kiek užsienio darbuotojų dirba ten Britanijos įmonėse. Tai tikrai yra traktuojama investuotojų kaip poslinkis į tą vadinamai kietąjį derybų flangą. Ir tai tikrai verslą veikia ganėtinai neigiamai. Tuo tarpu ES aiškiai signalizuoja, kad naudojimasis bendrosios rinkos privalumais negalimas be įsipareigojimų užtikrinti laisvą žmonių judėjimą ir tiek, taip sakant, žinių. Todėl matyt, kad išsikovoti apskritai visko Didžiajai Britanijai nepavyks, nes ES dabar yra labai svarbus precedentas. Jeigu jie daro pernelyg daug nuolaidų, jie automatiškai signalizuoja toms karštoms galvoms kitose valstybėse, kurios taip pat norėtų kažko panašaus kaip Brexit. Prancūzija, Italija ar dar kažkur taip kitur tai bebūtų. Todėl dėrybos bus kietos iš abiejų pusių, ne tik tai iš Didžiosios Britanijos pusės, ir abi pusės tikrai stengsis daryti mažiau nuolaidų, kurios būtų traktuojamos kaip jų silpnumo ženklas. Todėl, jeigu Didžioji Britanija kietai dėrėsis dėl savo savarankiškumo imigracijos klausimų, aš manau, kad jie neišsikovos palankiausio prekybos režimą. Ir galimas dalykas, kad tas prekybos režimas bus toks, koks dabar yra tarp ES ir Jungtinių Amerikos valstijų. Britų verslą tai gazdina labai, nes praktiškai 90% Britanijos prekių būtų apmuitinama prekiaujant su ES. Natūralu, kad tokiomis aplinkybėmis svaras sterlingų čiuožia užtikrintai žemyn ir labai užtikrintai juda link pariteto, palyginti su euru. Sako jau, nežinau, gal kas lankėtės Britanijoje, jau sako žemiau pariteto svaras oro uostuose. Kitaip tariant, daugiau kaip vienas svaras sterlingų už 1 eurą. Galbūt dėl, aišku, pirkimo pardavimo skirtumo oro uostai turbūt nėra geriausia vieta keistis valiutą grynai. Tai šiaip jau matome, kad čia įvyko toksai incidentas spalio 7 dieną, kuomet per vieną dieną svaras sterlingų nupigo 6%. Ir visi dabar iki šiol stengiasi atsakyti tą klausimą, kas ten atsitiko. Siejama tikėtiniausia versija, kad ten tiesiog buvo kompiuterinė, ne tai kad klaida, bet algoritminiai prekyboje kompiuteriai generavo didelį sandorio kiekį į vieną pusę ir tai numušė svaro sterlingų kursą. Bet mane domina ne tas ten šuolis, o mane domina tai, kad po šito šuolio ir atseit nesusipratimo svaras sterlingų neatsistatė. Jisai liko, užsifokusavo, užsibuvo tose pigesnėse pozicijose ir matome, kad toliau pinga.
tai matyt, kad yra tikrai kur kas fundamentalesnių priežasčių nei kompiuterinė prekyba, nes kompiuterinė prekyba dabar visame pasaulyje yra. Taip kad manau, kad svaras sterlingų tikrai artės toliau link pariteto ir turbūt, kad tą paritetą pasieks. Tik tai galbūt sunkiau atsakyti klausimą, kiek greitai. Bet kuriuo atveju dėrybos, kaip jūs žinote, pagal Britanijos planus prasideda kitų metų kovo mėnesį ir, kaip jie tikisi, baigsis 19 metų viduryje, kuo aš švelniai tariant abejoju. Na ir dabar po truputį prie mūsų svarbiausio įvykio, kurį išgyvename pastaruoju metu. Na, iš tikrųjų, ačiū Tadui, kuris man padarė šitai prezentacijai tokią suvestinę lentelę, kurią labai patogu naudotis, žiūrint, ką partijos siūlo. Ir nereikia skaityti tų ištisinių paklodžių. Tai čia yra netgi dar dvi partijas įdėjau, darbo partiją išmečiau, nes nebeaktualu. Tačiau grįžtam prie 3 rinkimus laimėjusių partijų. Beje, ten gali prisėti dar vieną išmesti, tai reiks tik tai. Tai, kaip matote, šitie rinkimai buvo turbūt panašus į ankstesniuosius tuo, kad vėl tie patys pažadai dėl atlyginimų. Atlyginimai čia kas didesnį nustatys, tas ir maždaug gudresnis. Bet klausimas. Įdomesnių tokių skaičių yra Tėvynės sąjungos programoje. Į Lietuvą sugrįš 800 000 darbingo amžiaus emigrantų. Čia tam tikras yra, sakyčiau, gudravimas, nes reemigracija vyksta kiekvienais metais. Ir jeigu tu čia kalbi ne apie gryną emigraciją, tai čia not a big deal. Tai tik klausimas, jeigu tai yra grynoji emigracija, jeigu grįš 800 000 negu išvažiavo daugiau, tada galima bus tikrai teikti, kad tai labai ambicingas tikslas. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio galbūt čia labai daug kuo smarkiai nesiskiria nuo Tėvynės sąjungos programos, bet siūloma neapmokestinti įmonių reinvestuojamo pelno, čia yra vienas rimtas skirtumas. Na ir panaikinti nekilnojamo turto mokestį fiziniams asmenims apskritai. Toks įdomesni pasiūlymai, tiesa, PVM tarifą dar sumažinti. Valstiečių žaliųjų sąjunga apskritai pastebėjau labai vengia skaičių. Ir skaičiai atsiranda tik tai vienu atveju, kuomet reikia, pavyzdžiui, sumažinti koncentraciją mažmeninės prekybos rinkoje iki 15%. Nežinau, kaip jie tai padarytų, bet toks tikslas yra įrašytas. Lietuvos socialdemokratų partijos, sakyčiau, tokia neskabanti žvaigždžių iš padangės, taip sakant, pakankamai nuosaiki ir net, sakyčiau, pakankamai solidžiai parengta programa, kurioje, kažkokių tai ypatingai besimetančių į akis dalykų nėra. Tai dabar jeigu apibendrinti, TT, tai aišku, čia yra tokių egzotiškų pasiūlymų, nežinau, kiek verta čia gaišti laiko ties jais, iki 20% apriboti būtiniausių maisto produktų antkainį, įvesti 5% apyvartos dydžio solidarumo mokestį, solidarumą. Daugiau kaip 100 milijonų eurų per metus apyvartą turintiems mažmeninės prekybos centrams ir komerciniams bankams ir įkurti Tautos banką Vytis. Manau, kad šitie abu sprendimai tarpusavėje labai gerai dera, nes po to, kai būtų įvestas 5% mokestis, tai ir liktų vietos tik tai Tautos bankui Vytis. Nes praktiškai bankų sistema būtų labai homogeniška, ta prasme, tokia. Tai, kaip matote, atlyginimų varžybose akivaizdžiai pirmavo gerbiama Artūro Zuoko partija Lietuvos Laisvės sąjunga, bet jai tai nepadėjo. Ir jos siūlymas pasiekti 1450 eurų atlyginimą vis dėlto didesnio įspūdžio rinkėjams nepadarė. Tuo tarpu darbo partija siūlė bene didžiausią arba vieną iš didžiausių, antrą pagal didumą minimalę mėnesio algą, tačiau jai tai irgi nepadėjo. O kitos partijos visgi siūlo ambicingus tikslus palyginti su dabartiniu vidutiniu darbo užmokesčiu. Ir tada man kyla klausimas. Per pastarosius 4 metus, jeigu jūs pasižiūrėsite į statistiką, vidutinis darbo užmokestis augo po 6–6,5%. Jeigu mes įgyvendintumėme partijų programas ir tas ne pačias ambicingiausias, o tas 1250, turėtų augti po 15% per metus dabar ateinančius 4 metus. 15%. Daug tai ar mažai? Pirmiausia, pradėkime nuo to, kokioje Lietuvoje mes dabar gyvename. Lietuvos ekonomika įžengė į kuklesnio augimo stadiją, kurioje 2–3% metinė plėtra yra laikytina, priimtina ir normali.
Lėtesnį ekonomikos kilimą lemia nuosaiki pagrindinių Lietuvos prekybos partnerių eksporto rinkų plėtra ir eksporto perorientavimo sunkumai. Tai irgi faktas. Faktas yra ir tas, kad šiuo metu dėja investavimas į naujas gamybos priemonės ir technologijas yra labai silpnas, o tai riboja BVP plėtros potencialą ateityje. Ir dar vienas faktas yra tai, kad Lietuva beveik išnaudoja ekstensyvaus darbo jėgos panaudojimo rezervus. Jeigu kas nors norėtų statyti Lietuvoje gamyklas po 1000 darbo vietų ar daugiau, jis tiesiog negalėtų to padaryti, ne dėl to, kad Lietuva nenori tokių investicijų, o dėl to, kad jis negalėtų užpildyti tų darbo vietų. Tokias turime išeities sąlygas. Ar nepaisant to, tas optimizmas yra pagristas? Na, aš sakyčiau, visgi spartus darbo užmokesčio didėjimas pirmiausia pastaruoju metu vyksta ne dėl politikų norų, bet dėl to, kad yra objektyvios priežastis ir jų reikia pirmiausia ieškoti pačioje darbo rinkoje. Disbalansas tarp darbo jėgos pasiūlos ir darbo jėgos paklausos darosi vis didesnis. Ir tai yra garantija, kad atlyginimai artimiausius 4 metus tikrai sparčiai didės, nepriklausomai nuo to, ką darys politikai. Tačiau, jeigu jie didės, taip sakant, nesuvaldytui ir valdžia tiesiog stebės tai, kas vyksta ir viskas liks kaip buvę iš ankstesniosios skaidrės, tai toks nesuvaldytas darbo užmokesčio didėjimas smogs verslo konkurencingumui ir lėtins eksporto ir visos ekonomikos plėtrą, o anksčiau ir vėliau tai baigsis ir atlyginimai nustos didėti. Vienintelė išeitis, mano galva, paremti darbo užmokesčio didėjimą adekvačių darbo efektyvumo augimu ir technologiškai atnaujinti gamybą. Ekonominė politika privalo orientuotis į investicijų proveržį, pasakytina tai tiek apie tiesioginės užsienio investicijas, reinvestuoto pelno nulinį tarifą, darbo rinkos lankstumo didinimą ir panašiai. Todėl tie politikai, kurie sako, kad mes už spartų atlyginimų didėjimą, bet tuo pat metu priešinasi darbo kodeksui, mano nuomonė elgiasi šiek tiek nesąžiningai. Ir šitie du dalykai tarpusavyje turėtų būti suderinti. Kitas klausimas, taip pat labai opus ir Lietuvos rinkėjams svarbus klausimas, buvo pensijų didinimas, todėl daugelis partijų į pensijų dydį kreipė savo žvilgsnius. Na, mes žinome, kad pensijos bus pradėtos indeksuoti pagal darbo užmokesčio fondo pokyčius ir tai teoriškai turėtų sudaryti prielaidas pensijoms augti panašiai kaip vidutinis darbo užmokestis. Tai jeigu darbo užmokestis programuose numatyta išaugs 50%, turėtų augti ir pensijos 50%. Bet programuose jūs rasite geriausiu atveju 30% pensijų augimą. Tada klausimas, kodėl partijų programuose numatyta didinti senatvės pensiją lėčiau negu vidutinį darbo užmokestį. Versijos galimos dvi. Kadangi indeksuojama pagal darbo užmokesčio fondą, tai galbūt partijos tikisi, kad dirbančių žmonių skaičius Lietuvoje turėtų sparčiai mažėti ir darbo užmokesčio fondas augs lėčiau negu vidutinis darbo užmokestis. Antra, galbūt taip latentiškai ketinama taisyti, konsoliduoti sodros finansus. Tiesiog pensijas didinam lėčiau ir tvarkome finansus, o galbūt net ir mažiname socialinio draudimo įmoką, kuri beje ir turi būti kitų metų pradžioje sumažinta 1 procentiniu punktu. Tai čia turi rinkėjas paklausti pačių politikų, kodėl pas jūs yra tokia disproporcija tarp vidutinio darbo užmokesčio ir pensijos numatyto didėjimo. Kas laukia naujosios valdžios? Pirmiausia, būtinybė greičiau ir ryžtingiau priimti sprendimus. Tas pats spartaus pajamų didėjimo užtikrinimas siekiant stabdyti emigraciją, spręsti viduriniojo mokslo optimizavimo, mokytojų atlyginimo klausimus, konsoliduoti universitetus, aukštąsias mokyklas, neperžengiant jų autonomijos. Socialinio sistemos tvarumo užtikrinimas atsižvelgiant į demografiją, na ir sveikatos apsaugos reforma persiorientuojant nuo kiekybės į kokybę. Štai tokie iššūkiai. Ar valdančiųjų koalicijų formavimą galėtų apsunkinti asmeninės ambicijos ar programų skirtumai? Šį klausimą gvildena pastaruoju metu visi praktiškai. Ir vakar matėme ekonomikos, forume VG Kilaičio, apie tai buvo daug kalbama, bet dėja atsakymo taip aiškaus aš ir nesulaukiau iš tų diskusijų ir taip ir nesupratau, ar tikrai tai yra vienintelis galimas koalicijos variantas tarp Tėvynės sąjungos, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos ir Lietuvos liberalų sąjūdžio.
Šiaip jau reikia pripažinti, kad nepriklausomai, aš visgi vertinu šiandien dar vertinu abi koalicijas galimas, nors tikimybė didesnė, kad bus būtent ta koalicija, apie kurią vakar buvo kalbėta, tačiau netmesčiau galimybės ir formuoti kitą koaliciją, kurioje valstiečiai žalieji jungtųsi su socialdemokratais ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcija. Ar programos galėtų sukliudyti tokioms, koalicijoms? Bent jau aš neaišku, dabar negaliu perbėgti per dirbtinius apvaisinimus, abortus ir visus kitus dalykus, leiskit man orientuotis tik tai ekonominės programų dalis. Tai mokesčių politikoje, gal tai skamba šiek tiek paradoksaliai, iš esmės aš nematau labai ryškių nukrypimų vienos partijos nuo kitos, kurios apsunkintų tą koalicijos formavimą. Pažiūrėkime į PVM-us. Visos praktiškai 4 tos mano išvardintos partijos pasisako BTT. Visos 4 partijos skeptiškai vertina lengvatinių PVM tarifų būtiniausiams maisto produktams idėją. Lietuvos socialdemokratai taip, valstiečiai žalieji sako, kad tikrai jokių lengvatų naujų nebus įvedinėjama, Tėvynės sąjunga sako tą patį ir praktiškai tik tai liberalai sako, kad taip, jokių būdų nelengvatos, bet reikėtų sumažinti patį PVM tarifą. Niekas kitas apie PVM tarifą iki 18% sumažinimą nekalba ir aš manau, kad liberalam nepavyktų šitos idėjos įgyvendinti. Bet iš esmės skirtumo didesnio nėra. Progresinių mokesčių klausimų partijos gudrauja, kai kurios jos rašo apie progresinius mokesčius aptakiai, negali iš to rašymo suprasti, ar jie kalba apie progresinius tarifus, ar apie paprasčiausią NPD didinimą, kuris tą progresyvumą didesnį sukurtų. Ir tik tai žalieji valstiečiai sako, kad susiklošius tinkamoms aplinkybėms visuomeniai pribrendus, jeigu taip galima pasakyti, progresinių mokesčių tarifų idėja būtų svarstyti. Kada visuomenė pribręs, aš nežinau, ar ką laikyti tuo pribrendimu, ar visų atsiklausti, referendumą organizuoti, ar specialistų klausti. Manau, kad pagrindinis faktorius, kuris apsunkina progresinių mokesčių įvedimą, tai yra faktas, kad šiuo metu didžiausia dalis žmonių gauna labai kuklias pajamas ir tik tai labai nedidelė dalis žmonių gauna tas vadinamasis tikrai didesnės pajamas. Tokia progresinių mokesčių sistema praktiškai negali išsimokėti ir jinai negali finansiškai egzistuoti. Todėl tokiomis tos sąlygos tikrai labai greitai nepasikeis ir šią prasme aš manau, kad tikrai apie rimtesnę diskusiją dėl progresinių mokesčių bent jau pirmojo kadencijos pusėje tikrai nebus. Visas partijas vienyje noras mažinti darbo jėgos apmokestinimą ir jos tikrai nėra alergiškos GPM ir Sodros įmokų sujungimui. Ir pavyzdžiui, tiek Lietuvos liberalų sąjūdis, tiek Tėvynės sąjunga siūlo atiduoti darbuotojų tą įnašą, kurį šiuo metu moka Sodros įnašą darbdavys, prijungti jį, prikergti prie atlyginimo ir jau nuo viso bruto atlyginimo skaičiuoti gyventojų pajamų mokestį ir Sodros mokestį, nedidinant mokesčių naštos. Ta pati iš esmės su tam tikrais niuansais sako valstiečiai žalieji, tik jie dar pasisako ir mokesčių ir NPD diferencijavimą pagal savivaldybės. Iš pirmo žvilgsnio graži idėja, bet ką reiškia mokesčio ir NPD diferencijavimas pagal savivaldybės? Taigi kaip nustatoma šiuo metu GPM mokėtojo vieta? Pagal registraciją. Tai dabar nustatyk, pavyzdžiui, Neringai mažesnį GPM tarifą arba nustatyk NPD didesnį. Taigi labai daug žmonių iš pirmo Lietuvos 100 turtingiausių žmonių yra registruoti Neringoje, ar ne? Tai mes turėsime masinius persiregistravimus iš vienos savivaldybės į kitą, bet neturėsime jokio esminio paskatinimo ir jokio esminio pokyčio, tik tai paprasčiausiai išplovimą mokesčių. Tai šis pasiūlymas man tikrai atrodo labai ir labai abejotinas. Bet visumoje partijos galėtų sutart klausimų, kad reikėtų konsoliduoti GPM ir Sodros įnašus ir kad darbuotojas taptų jų mokėtojų. Klausimas, ar šito reikia? Man dažnai tenka girdėti samprotavimus, o kurio velnio čia jungti iš vieno į kitą, reiškia lentynėlės kaitalioti, ar tai ką nors keičia. Sakyčiau, pagrindinis kriterijus viso šito turėtų būti labai paprastas - paskatų mažinti šešėlinius atlyginimus sukūrimas. Jeigu po šitų visų pakeitimų darbuotojas bus suinteresuotas nebeimti algos vokelėje, tada aš sakyčiau, kad šitokia reforma pasiteisina.
Tačiau pats darbdavio ir darbuotojų įmokų sujungimas dar nėra reforma, tik, kaip aš minėjau, mokesčių lentynėlių pakeitimas. Ir reforma jisai taptų tik tai tada, kada būtų užtikrinta pensijos priklausomybė nuo sumokėtų įmokų. Ir tai be abejo jau darbuotoją motyvuotų nesitenkinti ilgą vokelyje. Tai, kad jisai mokės ten, reiškia, sodros įnašą ir GPM, tai jis ir dabar PVM moka. Reiškia, na ir ką jis nuo to tampa sąmoningesnis? Jisai visada pasiema kvitą ar panašiai? Ne. Jeigu būtų įvesta bent jau taškų sistema kaip programa minimum, tai be abejo jisai žinotų, kad jo sukaupti taškai gali ateityje atsiliepti jo pensijos dydžiui ir jis tikrai rinktųsi geriau normalią, oficialią algą, negu kad alga vokelėje, nes nuo algos vokelėje jisai jokio mokesčio nesumoka ir atitinkamai didesnės pensijos tikėtis negali. Tai šitas aspektas yra labai svarbus, nes priešingų atveju tik tai stumdome lentynėlės. Požiūris į darbo kodeksą ir energetikos ateitį. Čia aš matau, kad irgi pagrindinės 4 partijos sutarti tikrai gali. Aš atsiriboju nuo čia tų dabar karštų pareiškimų dėl darbo kodekso, kadangi juos vertinu rinkimų kontekste. Darbo kodeksas yra blogas vaikinas, reiškia, jį reikia kritikuoti ir šitaip galima susikurti papildomą rinkėjų paramą. Na, dėja, šiuo metu tokios realijos. O kaip ten bus po rinkimų, manau, kad jis bus taisomas, bet taisymas vyksta pačia dvasia, kuria dabar ir yra pateikti pakeitimai Seime, taip kad čia aš nemanau, kad kas nors imtųsi žingsnių apskritai užblokuoti naujojo darbo kodekso, taip sakant, įsigaliojimą. Veikiausiai jis kalba tik tai apie tam tikrus pataisymus, kur galbūt tikrai tam tikrų perlenkimų buvo. Dėl energetikos plėtros gal tik tai viena kliūtelė galėtų sutrukdyti Tėvynės sąjungos ir Valstiečių žaliųjų sąjungos bendradarbiavimą, tai yra šiek tiek skirtingos požiūris į atominės energetikos plėtrą, tačiau tai tikrai nėra esminė kliūtis. Na, kaip žinote, Valstiečiai žalieji pasisako kategoriškai prieš Visagino atominės elektrinės statybą, bet aš pasižiūrėjau dar pasitikslinau, ką sako Tėvynės sąjunga to klausimu. Jinai nieko ten kategoriško neteikia. Viso labo ten pas jos programoje parašyta, kad reikėtų iš naujo kritiškai įvertinti Visagino atominės elektrinės statybą. Na tai ką tai reiškia? Nu tai jeigu tu kritiškai įvertinsi, tai tu gali gauti ir vieną, ir kitą sprendimą ir gali pripažinti, kad neapsimoka statyti. Tai čia tikrai, manau, jokių kliūčių bendradarbiauti nebus. Apskritai, turbūt ateinančią kadenciją mums jau reikėtų po truputį nusiraminti, statant vis naujus energetikos infrastruktūros objektus ir labiau judėti link tokių labai svarbių verslo konkurencingumui dalykų, kuriuos aš įvardinčiau energetiniu efektyvumu. Nes energetinis efektyvumas, kaip ir darbo jėgos efektyvumas, taps labai svarbių išlikimo faktorių tarptautinėje rinkoje artimiausius 5-10 metų. Kas dėl minimalios mėnesio algos, tai tiesą sakant laimėjo rinkimus tos partijos, kurios minimalios mėnesio algos klausimų buvo pačios nuosaikiausios arba apskritai apie ją nieko neužsimindavo. Tai Tėvynės sąjunga, liberalai praktiškai nieko apie minimalę mėnesio algą nekalba, valstiečiai, sakau, nemėgsta skaičių ir taip pat šito skaičiuko neradau. Na, o Lietuvos socialdemokratai, pakankamai nuosaikus. Jie pasiūlė padidinti algas vidutinės iki 1100, jie pasiūlė minimalę algą iki 550, kas iš esmės yra 50% santykis. Toks santykis yra ir šiuo metu. Tai kadangi jų pasiūlymas dėl vidutinės algos yra šiek tiek per ambicingas, tai atitinkamai ir minimalios mėnesio algos tikslas galbūt, sakyčiau, per ambicingas. Bet, rinkimai tam ir yra, kad demonstruot ambicijas. Bet kuriuo atveju aš manau, kad minimali mėnesio alga bus didinama jau visiškai kitų tempų, negu kad tai buvo daroma praėjusią politinę kadenciją. Ir čia aš noriu užduoti klausimą jums. Įsivaizduokime, kad jūs esate Karbauskiai, Gabrieliai Landsbergiai, kas ten dar, Gentvilai ir kiti žmonės, ir jums dabar kyla klausimas, sudarėt koaliciją ir pradedat galvoti apie mokesčių reformą. Čia visų duomenys pateikti. Ar tą kodą matys, kai aš pereisiu į kitą skaidrę? Jeigu reikia, susiveskit. 12, 14, 97. O kur mano klausimas? Kodėl klausimas nepasirodo? Štai. Klausimai yra tokie, keli variantai, kuriuos galima būtų padaryti. Daugelį jų dominuoja darbo jėgos apmokestinimo sumažinimas. Pirmas variantas - sumažinti darbo jėgos apmokestinimą ir padidinti PVM tarifą, šitaip finansuoti darbo jėgos apmokestinimo mažinimą.
darbo jėgos apmokestinimą sumažinti, bet padidinti ant nekilnojamąjį turtą bei įvesti automobilio mokesčius, sujungti GPM ir sodros įmokas, tačiau mokesčių naštos nekeisti, sumažinti mažų darbo jėgų apmokestinimą įvedant progresinius mokesčių tarifus, o atsirado progresinių šalininkų, užteks tų reformų. Tai kviečiu aktyviai dalyvauti, kad būtų reprezentatyvumas tam tikras. Kiek mes turim kokią imti. Matot? Neturit nekilnojamo turto ir automobilių matyt. Norit mokėti? Pagaliau atėjo į Lietuvą tas supratimas, kad mes privalome prisidėti. Na kągi, įdomu. Įdomu, o kokią imtį mes turime, kiek ašių. Aha. Na, jau reprezentatyvesnė. Aš manau, kad po to galima bus išspausdinti ir nešti politikams, ne? Visgi tegul jie įvertina mūsų pastangas. Tik vat bėda, kad, sakau, nekilnojamo turto ir automobilių mokesčių klausimą, nežinau, ar aš minėjau, turbūt neminėjau, praktiškai tik tai viena Tėvynės sąjunga pasisakė už tai, kad, galbūt nekilnojamo turto mokestį, tada, kai mes įtikinsime žmonės, kad mes taupiai naudojame valstybės lėšas, galėtumėme padidinti. Visi kiti pasisako prieš nekilnojamo turto ir automobilių mokesčius. Tiesa, socialdemokratai gudrauja, kalba apskritai apie turto mokesčių galimą padidinimą, bet apie nekilnojamo turto mokesčius taip labai konkrečiai nekalba. Tai, sakyčiau, didelio entuziazmo kelti šitos mokesčius nematyti, bet galimas dalykas, kad tai yra gudravimas prieš rinkimus ir po to tikrieji planai pasimatys jau po rinkimų. Tai, turime pakankamai aiškų rezultatą ir, tiesą sakant, mane nustebino, nežinau, čia maloniai, nemaloniai, neutraliai, sujungti GPM ir sodros įmokas, tačiau mokesčių naštos nekeisti. Įdomu, kas jūs per žmonės, klausykit, tai jūs ir nenorit mažesnių darbo mokesčių, ir turto neturit, ir automobilių, tai kas čia per auditoriją dabar tokia? Arba labai sąmoningi, aišku, labai sąmoningi. Priimkim, kad šita versija yra labiausiai tikėtina. Na kągi, dabar pereiname galbūt jau po truputį prie kitos skaidrės. Jeigu dar kažkas nespėjo, prabalsuokit. Pabaigoje mes tikrai pasimsim ir turėsim šitą informaciją kaip labai naudingą, pagalbinę. Kokia situacija su bendruoju vidaus produktu? Mes, tiesą sakant, aš dabar net nežinau, kaip pasakyti, ar mes šitoje apžvalgoje keičiame savo prognozę ar ne, kadangi, kaip žinote, vasaros renginį mes praleidome, tiksliau mes organizavome makroekonomikos apžvalgos pristatymą per Delfi ir mes laikomės principo, kad prognozų keitimas yra užfiksuojamas palyginti su anksčiau išėjusiu leidiniu. Tai palyginti su anksčiau išėjusiu leidiniu, jeigu neatsiriboti nuo Delfio konferencijos, mes iš tikrųjų BVP prognozą šiem metam mažiname nuo 2,8 iki 2,2%, kitiem metam nuo 3,2 iki 2,5% ir įvedame 2018 metus, kurių augimas yra 3%. Bet Delfyje praktiškai mes jau ir 16 ir 17 metų prognozę būtent tokius dydžius buvome skelbę, taip kad palyginti su Delfio konferencija prognozas yra nekeičiamas. Pagrindinė priežastis, kuri lemia mūsų tam tikrą tokį nuosaikumą, yra ta, kad dvi, sakyčiau, priežastis, netgi 3. Eksporto situacija tikrai šiuo metu yra įtempta vis dar. Mes akivaizdžiai matome darbo jėgos rinkos butelio kaklelio efektą, kuomet nebegalima ekstensyviai panaudoti vis daugiau darbo jėgos, kadangi jos jau visur trūksta. Tačiau dar svarbiau yra tai, kad investicinis procesas Lietuvoje yra itin silpnas šiuo metu, o šiandieninės investicijos yra rytojaus ekonomikos potencialas. Tai turint tokias kuklias investicijas, tikėtis, kad mes smarkiai didinsime bendrąjį vidaus produktą, paprasčiausiai nėra pagrindo.
Tai mūsų pesimizmą lemia ir investicijos, ir, kaip aš minėjau, eksporto tam tikros problemos. Jeigu jūs pažiūrėsite į BVP išskleistinę pagal atskirus faktorius, jūs aišku sakysite, tai kur čia tas pesimizmas eksporto. Palyginti su 15 metais eksportas auga, 15 metais jis mažėjo. Palyginti su 15 metais importas auga lėčiau negu jis augo 15 metais. Tačiau, jeigu jūs pažvelgsite jau nebe į pirmojo pusmečio, o į pastarųjų kelių mėnesių rodiklius, jūs matysite, kad eksportas mažėja. Ir bijau, kad kol kas nematyti prošvaisčių, kad jis galėtų dėl kažkokių tai priežasčių imti vėl didėti. O kas dėl investicijų, tai faktas lieka faktu. Investicijų, arba tai vadinamas bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas, sumažėjimas yra absoliutus. Ta prasme, investicijos sumažėjo absoliučiai palyginti su praėjusiais metais ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl mūsų BVP neauga sparčiau ir tik tai nežymiai pranoksta BVP augimą 2015 metais. Kalbant apie atskirus sektorius, kaip jie prisideda prie BVP, tai galbūt niekas čia labai didelio mūsų dėmesio neatkreiptų, išskyrus statybų sektoriaus sumažėjimas, tačiau mano nuomonė jis nėra principinis. Dėl labai paprastos priežasties, dėl statistinės bazės, taip, sumažėjo reikšmingai, tačiau praėjusiais metais buvo užbaigta daug, ypatingai negyvenamosios paskirties pastatų statybų. Darbų apimtis buvo didžiulė ir dabar mes kaip tik lyginame statybos darbų apimtis su tais karštais praėjusių metų ketvirčiais. Gyvenamųjų namų statyboje viskas bujoja toliau, paklausa yra ir ypatingai didmiesčiuose, ypatingai Vilniuje, taip kad statybų sektorius tikrai nepatiria kažkokios krizės ypatingos. Gal atkreiptinas dėmesys į tai, kad informacijos ir ryšių segmente Estija demonstruoja raumenis ir visgi augina šitą sektorių jau keletą metų iš eilės sparčiau negu kad tą daro pietinės jos kaimynės, Lietuva ir Latvija. Ir tai yra dėja tas faktas, kad naujosios ekonomikos reikšmė Estijoje auga gerokai sparčiau negu pas mus. Kalbant apie eksportą, tiek jo geografinę komponentę, tiek augimo tempus palyginti su praėjusiais metais, aš turiu apsibarstyti šiek tiek galvą pelenais, kadangi prieš turbūt ne vieną kartą esu sakęs, kad tikrai 16 metais Rusija nebebus mūsų prekybos partneriai numeris 1. Turbūt daug kas prisimenate mano šitą pasisakymą. Taip, klydau, bent jau iki šiol. Ir tiesą sakant, tai matyt atsitiko dėl to, kad eksportas mažėjo ir į kitas rinkas. Jeigu jis būtų į kitas rinkas augęs, o į Rusiją mažėjęs, tada situacija būtų buvusi kitokia. Tačiau čia beje reikėtų patikslinti, čia jau eksporto skaičiai yra pateikiami galiojančiomis kainomis. Prieš tai ėjusioje BVP skaidrėje eksportas buvo pateiktas palyginamosiomis kainomis, tai yra eliminavus kainų komponentą. Tai eksportas mažėjo į daugelį rinkų dėl paprastos priežasties, pirmiausia dėl to, kad eksporto kainos mažėjo. Naftos produktai pigo, maisto produktai, pieno produktai pigo, daug kas tikrai pigo gana ženkliai. Trąšos pigo, labai svarbus faktorius. Ir štai susiklostė tokia situacija, kad į Rusiją tas kritimas nebuvo ženklesnis negu į kitas rinkas. Tai dabar klausimas, kodėl į Rusiją nebuvo ženklesnio kritimo. O čia jau turbūt atsakyti į šitą klausimą lengviau, kadangi Rusijos bendroje eksporto struktūroje į Rusiją reeksportas yra absoliučiai dominuojantis. Dabar ten beveik nieko kito neliko, tik tai reeksportas. Reeksportui, reeksporto prekiams sankcijos pritaikytos nebuvo. Tai išlikus tam tikrai Rusijos perkamai galiai, reeksportas toliau į šitą šalį vyksta. Lietuviškios kilmės produktai taip susitraukė, bet jie nesudarė didžiosios dalies. Štai kodėl bendras eksportas į Rusiją sumažėjo ne taip jau ir ženkliai. Na ir aišku, maloni išimtis, tai augimas į Jungtinės Amerikos valstijas ir Amerika jau pralenkė Estiją ir tapo 5. pagal svarbą mūsų prekybos partnerė. 2 priežastis. Silpnas euras palyginti su doleriu, kuris daro mūsų eksportą į Ameriką patrauklesniu. Antra priežastis, taip, maisto produktai, kitos prekės pajudėjo į Jungtinės Amerikos valstijas kaip sudėtinė ekonomikos perorientavimo, tiksliau eksportos, perorientavimo programos dalis. Reikėjo pajudinti prekes iš tų rinkų, kurios traukėsi arba kurios paliestos sankcijų ir ieškoti naujų alternatyvių rinkų.
Šiuo metu eksporto nuosmukį lemia tiek realaus eksporto, tiek eksporto kainų mažėjimas. Tai aš minėjau, kad realus eksportas augo pirmąjį pusmetį, bet kaip matote, pastaraisiais mėnesiais, praktiškai pradedant nuo birželio ir iki dabar, realus eksportas paniro į neigiamą zoną ir tai tik tai rodo, kad tas eksporto perorientavimas galbūt plepant kabinete labai lengvas dalykas, bet verslininkai pasakytų, kad na gerai, teoriškai jūs teisūs, bet tai nėra taip paprasta padaryti. Tai realus eksportas mažėja. Eksporto kainos pastaruoju metu nustojo mažėti, kaip matote, ta violetinė spalva užsilenkė. Ir tai susiję turbūt tiek su tuo faktu, kad naftos kainos nustojo kristi ir netgi pradėjo kilti. Taip pat mes matome pieno produktų, tiksliau pieno brangimo tendencijas, taip kad kai kurios žaliavinės prekės jos ima brangti. Kalbant apie valstybės biudžetą, kuris štai jo metmenys buvo visiškai neseniai paskelbti mūsų spaudoje ir kol kas mes matome tik tai bendrasias tendencijas tam tikras, tai numatyta, kad kitais metais Lietuva turės maždaug 0,8% BVP valstybės biudžeto deficitą. Mes manome, kad tas deficitas, ir ne tik mes, bet ir pati Finansų ministerija teigia, kad deficitas susidarė dėl to, kad diegiamas socialinis modelis, pavyzdžiui, sodros įnašas 1% mažėja, didinamas neapmokestinamasis pajamų dydis iš karto nuo 200 iki 310 eurų, gynybos išlaidos natūralu numatyta didėti. Tai jeigu nebūtų tų vienkartinių faktorių, socialinio modelio, NPD kelimo, praktiškai biudžetas būtų subalansuotas. Ir manau, kad jis, net ir tas deficitas visgi bus mažesnis, negu planuoja Finansų ministerija, nes tai buvo turbūt pastarosios porą metų, tiesiog geriau renkant mokesčių įplaukas, vienoks biudžetas būdavo suplanuotas, bet realybėje biudžeto deficitas būdavo mažesnis negu planuotas. Na, yra ten tokių atskirų klausimų dėl PVM lengvato šildymui, čia aš tiesiog tų tokių keistų viražų nekomentuosiu, nes, kaip sakau, PVM lengvato šildymo klausimų visi argumentai jau yra išsakyti ir iš vienos, iš kitos pusės ir viskas priklauso tik tai nuo politinės valios. Imtis įgyvendinti kada nors šitą sprendimą ar nukeldinėti, gal geriau iš karto nustatyti, kad PVM šildymo lengvata galios Lietuvoje iki, pavyzdžiui, 2116 metų. Ir visiems bus aišku, visi užbaigsim savo gyvenimą su PVM šildymo lengvata ir tiek žinių. Tai tas nuolatinis pratęsinėjimas kas metus, jisai duoda tik tai neapibrėžtumą, nervina žmonės ir taip toliau. Kalbant apie mokesčių pajamų surinkimą, tai reikia pasidžiaugti, kad vis dėlto daugelio mokesčių įplaukos, ir tai yra mano optimizmo žvelgiant į kitus metus šaltinis, daugelio mokesčių surinkimas yra geresnis negu planuota, išskyrus vieną PVM. Tačiau PVM surinkimas irgi gerėja, nes, kiek aš žinau, yra tas baisiai nesmagus Lietuvai rodiklis PVM realaus surinkimo atotrūkis nuo potencialiai galima surinkti. Jis didžiausias Lietuvoje, su Rumunija, didžiausias Europos Sąjungoje, bet jisai mažėja dvigubai sparčiau šiuo metu negu kitose valstybėse. Tai reiškia, mes šitoje vietoje pažangą tikrai darome. GPM surinkimas labai geras ir palyginti su praėjusiais metais žalia spalva ir palyginti su planu. Jis galėtų būti net ir dar geresnis, jeigu ne tas 1 milijardas eurų, kuris, neaiškiomis aplinkybėmis, kaip neaiškiomis, tokiomis pusiau aiškiomis, visgi Lietuvą paliko, buvo išmokėtas į užsienį. Galimai mokesčių inspekcijos nuomonė, galimai neteisėtai pritaikius gyventojų pajamų mokesčio lengvatas. Tai kiek žinau, mokesčių inspekcija šitą klausimą dabar gvildena ir aiškinasi, kaip ten iš tikrųjų viskas yra. Tai darbo rinka jau čia tikrai buvo daug kas prikalbėta. Prognozės mūsų palyginti su Delfio konferencija nesikeičia. 7% 2016 metais ir 6% 17 ir 18. Jūs galite manęs paklausti, kodėl 17-18 mes pesimistiškesni. Jokio didelio kriminalo čia nėra, paprasčiausias faktas. Palyginti su 16 metais, su 12 metais minimali mėnesio alga išaugo kiek, jeigu pamėginti atspėti, kiek minimali mėnesio alga išaugo per pastarosius 4 metus. Labai teisingai, 502, jeigu atmintis neapgauna. Kiek išaugo vidutinis darbo užmokestis? Čia pas mane vidutinis tik tai parašytas tempas 6,5%, reiškia kažkur apie 25-30%.
Tai dabar turint omenyje tą faktą, kad 1/5 žmonių Lietuvoje gauna minimalią mėnesio algą, atsverkite šituo lyginamoju svoriu, jūs paaiškinsite, kad pastarosius 4 metus maždaug pusę viso vidutinio darbo užmokesčio didėjimo lėmė minimalios mėnesio algos sprendimai. Ar tai bus ateityje? Aš jau aiškinau, kad ateityje taip tikrai nebebus, nes minimali mėnesio alga augs ne 2 sparčiau negu vidutinė alga, o augs panašiu tempu kaip vidutinis darbo užmokesčio. Reiškia, vien dėl šitos priežasties, dėl minimalios mėnesio algos depolitizavimo, bus nuosaikesnis ir vidutinio darbo užmokesčio augimas. Tačiau fundamentalios priežastys, darbo jėgos deficitas, viskas išliks toliau. Ir beje, dar vienas įdomus faktas, kad griuvo ir priešpaskutinis Mohikanas. Kas yra tas paskutinis, priešpaskutinis Mohikanas? Mes žiūrime, kiek dar liko rodiklių, kurie vis dar yra žemesni negu prieš krizinio lygio, 2008 metų lygio. Tokie buvo 2, gal dar yra koks nors 3, mes kažko tai nepagavome. Ką tada yra? Kas? Laimės indeksas? Taip, aš nežinau, aš neskaičiuoju, ponas Zuokas skaičiuoja, gal dabar turėtų labai blogas rodiklis būti laimės pas jį. Tai kaip ten bebūtų, realus darbo užmokestis buvo ilgą laiką, iki pat 2015 metų mažesnis negu 2008 metais ir tik 15 metų paskutinį ketvirtį simboliškai perkopė šitą ribą, o dabar jau užtikrintai 16 metais pranoko prieš krizinį lygį. Tai yra labai gerai, tai tikrai verta nufotografuoti, nes tai atspindi gyventojų perkamąją galią, nes perkamoji galia matuojama fizinė išraiška, o ne kainų komponente. Tai rodo, kad mes gyvename geriau. Kodėl mes gyvename geriau? Dėl to, kad mes kūrime daugiau darbo vietų ir darbo jėgos deficitas jaučiamas vis labiau. Nežinau, man atrodo, šita skaidrė niekur nebuvo skelbta, ji labai iškalbinga. Ji atspindi laisvų darbo vietų ir bedarbių skaičiaus santykį. Ir mes matome, kaip nuosekliai 14, 15 ir 16 metais yra santykinai kūrima vis daugiau naujų darbo vietų palyginti su bedarbių skaičiumi. Tai yra rodantis darbo jėgos pasiūlos ir paklausos įtampa rodiklis reiškinys. Iš dalies darbo jėgos deficito problemą švelnina beje gyventojų užimtumo didėjimas, kaip matome. Bemaž 7 metus iš eilės Lietuvoje didėjo gyventojų užimtumas 15-64 metų kategorijoje. Tai yra darbingo amžiaus žmonių kategorijoje. 2 priežastis. Pirma, motyvacija dirbti visgi yra turbūt truputį didesnė. Vienu metu krizės laikais buvo minimali mėnesio alga 800 litų. Tai nelabai kas dirbdavo, nes geriau būdavo susirinkti pašalpas ir nėra prasmės jokios lipti iš lovos. Dabar, kai atlyginimas, minimalus atlyginimas yra 50, daugiau kaip 50% didesnės, tokios paskatos visgi, kad ir nelabai stiprios, bet atsirado. Kita priežastis, kodėl didėja gyventojų užimtumo rodiklis, yra mūsų demografinė struktūra. Didesnio amžiaus 50-64 metų amžiaus kategorijos lyginamasis svoris per pastarosius keletą metų labai išaugo palyginti su jaunimo amžiaus kategorija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tokio amžiaus kategorijos žmonės visgi yra vidutiniškai labiau įtraukti į darbo rinką, vyresnio amžiaus, dėl labai paprastos priežasties. Jiems nėra jokių kliūčių dirbti, ne taip kaip reiškia jaunimas, kuris arba studijuoja, arba motinystės atostogose, arba ten karo tarnyboje. Na, sutikite, 50-64 metų piliečiai jau nebegimdo, 50-64 metų piliečiai nelabai jau eina į karinę tarnybą, visi šitie natūralūs trikdžiai atkrenta ir jie gali pasišvęsti darbą, žinoma, jeigu tą darbą susiranda. Tai gerina užimtumo rodiklį šiuo metu, bet ateityje tai tikrai pradės įbloginti, nes tas 50-64 metų kategorijos amžiaus žmonės persivers į kitą pusę, kuomet jau bus pasiektas pensijinis amžius. O jaunimo dalis, kur yra natūraliai priauganti, jinai, kaip matote, yra tikrai smarkiai sumažėjusi ir smarkiai nukraujavusi. Ir dėl natūralių priežasčių, ir dėl emigracijos.
Dar vienas nerima keliantis reiškinys ir galbūt dar pernelyg mažai akcentuojamas yra tas, kad nusmukus darbo našumui paspartėjo darbo užmokesčio sąnaudų produkcijos vienetų augimas. Štai šita mėlyna kreivė rodo, kad vienetinės darbo užmokesčio sąnaudos Lietuvoje kyla nuo 2012 metų ir dar klausimas, ar nekylo 2011-aisiais, nes čia tiesiog neįtraukiam į horizontą. O priežastis yra labai paprasta, darbo atlyginimai auga, tuo tarpu darbo našumas, kuris galėtų atsverti šitą faktorių. Ne tik tai, kad nebeauga, bet mes matome tikrai pasibaisėtiną dalyką, jisai netgi sumažėjo. Tai va šitas aspektas mane tikrai labai neramina ir klausimas, kaip tai atsilieps mūsų kainoms ir mūsų konkurencingumui tarptautinėje rinkoje. Jeigu viskas tęsis taip toliau, tai manau, kad jeigu dar tuo pat metu ir augs pasaulinės naftos kainos, mes tikrai turėsime dabar prasidėsianti sąnaudų perkelimą į kainas. Ne visuose verslo sektoriuose tas perkelimas vyks vienodai sklandžiai, bet jis iš esmės jau vyksta. Tai labiausiai tikėtinas kainų kilimas paslaugų sektorėje, kuris yra labiau imlus darbui ir jame lengviau keisti kainodarą, kadangi, jeigu ten, pavyzdžiui, yra tik kirpimo paslaugos, tai ten nėra paslaugų nomenklatūros 1000 paslaugų, kur ten kitą kartą net labai ir darbo imlų yra viską taip kaitaliot kas porą savaičių. Bet mano kirpimo paslaugos dėja brangsta, aš pripažįstu šitą, visada to pavyzdžių naudojausi euro įvedimo momentu, kuomet 25 litai patapo 8 eurais ir tai reiškia de facto 10% paslaugos pabrangimą. Po to laikėsi ilgą laiką status quo, o dabar pareiškė kirpėja, kad didins nuo kito karto nuo 8 iki 10 eurų. Kai aš paklausiau, kodėl, plaukų tai nepadaugėjo, jie atsakė, kad augo minimalus atlyginimas ir augo atlyginimas buhalteriai. Logiška, reiškia, aš tada supratau, kad mano kabinetinės mintis sutapo su realiu gyvenimu šį kartą. Taip, kad paslaugų sektorius iš tikrųjų yra jautrus darbo imlumui, nes tai darbo imlus sektorius ir manau, kad jame mes tokį šliaužiantį infliacijos kilimą matysime, bet tai jau nieko nebesusijęs su euru. Tik nekaltinkim vėl euro. Aš sakiau, kad kažkada, kai euras bus įvestas, jis bus kaltas dėl visko. Ir Donaldas Trumpas, kad bus išrinktas ir dėl to, kad storasis Šiaurės Korėjos lyderis naują balistinę raketą pastatė, tikrai nekaltinkime euro, nes šiuo metu vyksta kainų kilimas dėl kitų priežasčių nesusijusių su euro įvedimu. Perkelti sąnaudas gamybos sektoriuje ir ypač į eksportą orientuotose sektoriuose tikrai bus gerokai sudėtingiau dėl užduoto kainų lygio tarptautinėje rinkoje. Mūsiškiai negalės diktuoti savo kainų, nes manau, kad panašių reiškinių kaip aplenkiančio darbo užmokesčio augimo palyginti su darbo našumu, tai yra Lietuvos fenomenas. Ir kitose šalise ta problema nėra tokia aštri, reiškia, šito požiūriu mes prarandame konkurencingumą, bet mes negalėsime perkelti į kainą, mes turėsim susitaikinti su mažėjančiu pelningumu, jeigu toliau tai tęsis. Mažmeninėje priekyboje sąnaudų sąlygotas prekių brangimas įmanomas, nepaisant nepatogumų, dažnai kaitaliot kainodarą, bet juk nebūtinai reikia tą visą kainodarą keisti, reikia tik tai susifokusuoti kai kurias prekių grupės, kurios yra pačios populiariausios ir tą kainų sąnaudų perkelimą įvykdyti. Tai beje, nepaslapti šiuo metu deramas ar ne, jau prekybos centrai su tiekėjais derasi dėl pieno produktų branginimo kažkur iki 10%. Tik ten galbūt ne tiek dėl darbo užmokesčio, kiek dėl kad pienas pabrango apskritai pasaulinėje rinkoje pastaruoju metu. Tai va tokia infliacija, kuri pamažu tikrai didės. Mūsų prognozė infliacijos yra mažesnė negu finansų ministerijos šiek tiek ir turbūt mažesnė negu kitų rinkos dalyvių, bet mes visiškai sutinkame, kad infliacija didės dabar jau kiekvienais metais. Ir be jos dar galimas, ypatingai tai atsitinka infliacijos spartėjimo momentu, vadinamasis paslėptosios infliacijos reiškinys. Kas yra paslėptoji infliacija? Kas turi tverti? Kas? Ne. Tadai tau negalima buvo atsakinėti. Tai yra tuomet, kuomet kaina nesikeičia, bet kažkas pablogėja. Ir dažniausiai aš tai matau kavinėse, kai, sakykime,
kažką, ką valgiai nuolat ir nuolat toje pačioje vietoje, matai, kad porcija sumažėjo, ten kažkoks tai agurko mažiau įdėta ar dar kažko, tai pati porcija tapo galbūt mažesnė. Tai kaina nekeičiama formaliai, bet iš tikrųjų realiai produktas, paslauga pabrango. Tai aš manyčiau, kad kavinės vargu ar norėtų dabar atvirai didinti kainas toliau, nes vieną kartą jos jau pakankamai ryškiai padidino ir tai tikrai buvo dėl euro įvedimo, šitoje vietoje aš neprieštarausiu. Tai dabar galimas dalykas, kad bus naudojamas šiek tiek subtilesniais metodais, paslepiančiais realų kainų kilimą. Tai jeigu infliacija taip įsisuktų, ateityje gali atsirasti ir tokių, darbuotojai, turėdami pakankamai tvirtą darybinę poziciją, pradės reikalauti ne tik tai dėl to daugiau darbo užmokesčio, kad jie yra graibstomi rinkoje, bet ir dėl to, kad žiūrėkit, kainos kyla. Ponai, kainos kyla kasmet reikšmingai, būkit mėly, kasmet padidinkit atlyginimą atitinkamų procentų ir čia priklausomai nuo darybinės galios tokius sprendimus įgyvendinti. Tai toks darbo užmokesčio kainų spiralės reiškinys ekonomistų yra labai nemėgstamas. Ir kaip jiem galima užkirsti kelią, tai manau pirmiausia stengtis technologiškai atnaujinti gamybą ir daryti ją mažiau darbo imlią. Tai manoma daryti tik tai orientuojantis į didesnę pridėtinę vertę. Ir aš labai tikiuosi, kad palyginti su investicijomis į plotį, kuomet tiesiog didiname mechaniškai dar daugiau gamybos pajėgumų įvedame, bus kur kas didesnis prioritetas investicijoms į gylį, technologiniam atsinaujinimui. Nes dėl rinko verslas yra pakankamai negarantuotas, rinkos gali ir nedidėti. Bet kad yra didelis spaudimas didinti konkurencingumą ir kokybę, tai yra tikrai faktas, tik tai reikia papildomo postumio tam. Ir aš galvoju, kad toks postumis galėtų būti ta pati reinvestuoto pelno 0% lengvata, kuri yra beje įrašyta ir į kai kurių partijų programas. Tai manau, kad atėjo laikas šitai diskusijai, nors kažkada prieš kokį 12 ar 14 metų aš pats buvau greta tų, kurie sakė, kad reikia tos lengvatos atsisakyti ir geriau sumažinti bendrąjį tarifą. Bet situacija smarkiai pasikeitė ir šiuo metu pasaulyje investuojančių skaičius ir apimtis investicinio portfelio yra ženkliai sumažėjusi, konkurencija dėl investicijų yra didžiulė. Ir tikrai yra daug pavyzdžių, kuomet Lietuvos verslininkai investuoja Estijoje būtent dėl šitos lengvatos. Paklauskite, jeigu netikite pono Avulio, jis jums atsakys. Bet tai yra toli gražu ne vienintelis atvejis. Tai investicijos. Tai kaip matote, investicijos liko paskutinis mohikanas šiuo metu, kuris nepasiekė prieš krizinio lygio ir yra vis dar mažesnis. Tiesa, 16 metų mes disponuojame tik pirmojų pusmečių. Matome, kad 16 metais investicijos netgi šiek tiek mažesnės negu 2015 metais. Tai yra mūsų problema, jeigu ir ne numeris 1, tai bet turbūt tarp 3 pagrindinių Lietuvos problemų šiuo metu. Blogai yra ir tai, kad Lietuvai gyvybiškai reikalingų tiesioginių užsienio investicijų srautas silpnėja. Tai rodo, kad mūsų pigios darbo jėgos modelis išsisėmė. Ir tai rodo, kad ko gero ir vertinimai dėl perspektyvos nėra labai optimistiški. Pažiūrėkite, reinvesticijos visą laiką gelbėdavo tiesioginių užsienio investicijų statistiką pas mus. Žali kvadratėliai rodo, kad reinvesticijoms augant, mūsų ir politikai, ir atitinkamos agentūros galėdavo raportuoti, kad viskas Lietuvoje su investicijomis yra gerai. Bet 16 metų pirmąjį pusmetį, kaip matome, taip nebėra. Ir reinvesticijų rodiklis ženkliai sumažėjo. Kodėl jisai sumažėjo? Paklauskime tų, kurie reinvestuoja, bet realiai kas vyksta, tai nebematant perspektyvos reinvestuoti, paprasčiausiai uždirbtas pelnas išsimokamas ar dividendais, ar dar kažkaip kitaip. Ir tai rodo, matyt, pakankamai atspindi verslo nuotaiką. Žinoma, gal per anksti čia pagal vieną pusmetį iš karto karksėti, kad čia jau labai blogai viskas. Bet tai tikrai turėtų būti tokio nuodugnaus ir atidaus dėmesio rodiklis artimiausioje ateityje. Tai jeigu investicijos yra labai svarbios mūsų technologiniam atsinaujinimui, vidaus rinkai labai svarbios mūsų Lietuvos emigrantų perlaidos piniginės. Ir reikia pripažinti, kad pats emigracijos mastas toliau didėja, čia yra grynoja emigracija, tačiau pinigų perlaidų apimtis dėja mažėja. Priežastis 3. Visos labai realios. Pirma, realiai galbūt pinigų perlaidų nemažėja, tiesiog dalis perlaidų yra daroma, didesnė dalis perlaidų apeinant bankus.
Kaip tai padaryti, ne man jums aiškinti. Antra priežastis yra ta, kad svaras sterlingų nuvertėja, reiškia perlaidų ekvivalentas iš svaro sterlingų į eurus, atitinkamai eurais mažėja. Antra priežastis. Trečia priežastis - susijungia šeimos, giminės, bet susijungia ne čia Lietuvoje, o ten. Kitaip tariant, jeigu anksčiau buvo tie tranzitiniai pervedimai iš tų, kurie pajudėjo tiems, kurie čia dar liko, susijungiant šeimoms, pervedimai arba nevyksta, arba vyksta uždarame rate, Lietuvai nebenukrenta nuo to niekas. Tai pirmoji priežastis galbūt ir nėra kažkoks labai dramatiškas dalykas, bet trečia priežastis iš tikrųjų menkina mūsų piniginių perlaidų perkamąją galią ir įtaką vidaus rinkai. Tai yra, aš nežinau, ar tai yra labai blogai, ar tai yra jau mūsų ekonomikos pabaiga. Aš labai tikiuosi, kad mūsų ekonomika nepriklauso vien tik tai nuo emigrantų piniginių perlaidų, bent jau nekilnojamo turto rinka tai tikrai. Ir mes matome, kad net kilnojamo turto rinkoje kainos toliau kyla ir mes praktiškai auginame kainas tarp 5–10% per metus. Kokios priežastis, na, žinoma, pirmiausia išaugusi sandorio apimtis. Tai mes matome, kad būsto paklausa tiesiog natūraliai auga. Ir jeigu mes šį vertintumėme, ką mes turime per pirmosius 3 ketvirčius palyginti su 15 metų 3 ketvirčiais, tai sandorio apimtis išaugusi naujų būtų pardavime, nesenų būtų, naujų būtų pardavime, bendra apimtis išaugus kažkur apie 20%. Tame tarpe įdomios struktūrinės tendencijos. Prestižinės klasės parduodama formaliai mažiau šiek tiek negu praėjusiais metais, tačiau šiftas yra kitoje vietoje. Vidutinės klasės jau parduodama daugiau negu ekonominės klasės, kas anksčiau nebūdavo. Tai galbūt, sakyčiau, kyla ir reikalavimai pirkėjų būsto kokybė ir tai be kita ko turbūt atspindi ir tvirtesnę pirkėjų finansinę padėtį. Mes dirbame išsijuosę taip pat, turiu galvoj bankai, išduodamų būsto paskolų apimtis nuo pavasario smarkiai pranoksta 14–16 metų mėnesio vidurkį, kuris čia yra pažymėtas, praktiškai visus 6 mėnesių nuo to laiko stipriai daugiau išduodama negu vidutiniškai. Na ir aišku, turbūt 2 priežastis. Pirma, labai ženklus palūkanų normų kritimas. Antra, turbūt lūkesčiai, kad taip nebus amžinai. Ir kažkada tai baigsis ir noras pasinaudoti pigiomis paskolomis šiuo metu yra tikrai ženklus. Mano nuomonė, didelė dalimi nekilnojamo turto rinkos augimą pastaruoju metu lemia štai šitas veiksnys, kuris pateiktas šitoje diagramoje. Tai yra mano subjektyvi nuomonė, galite ją kritikuoti, galite su ją sutikti, bet būsto pirkimą nuomai lemia itin patrauklus nuomos pajamų ir skolinimosi išlaidų santykis. Tačiau reikalas tas, kad kiek tai svariai beskambėtų, tai yra nelabai patikimas faktorius, nes jisai bet kada gali atsukti nugarą. Ir jeigu toks antro būsto pirkimas nuomai taptų masiškas, natūralu, kad nuomojamo būsto pasiūla pasiektų perteklių palyginti su paklausa. Ir tada tos nuomos kainos, kuriomis remiantis šiuo metu daromos ilgalaikės investicijos, pradėtų čiuožti žemyn ir padarytų visą tą ekonominį apskaičiavimą nebepagristų ir, aišku, skolų kupra liktų toliau ant tų paėmusių paskolas pečių. Antras faktorius, 18–19 metais vis tiek, aš manau, vienaip ar kitaip, ECB bazinių palūkanų normų rizika pradės pleventi ore. Jeigu net ir faktiškai dar nebus pradėta didinti, per bankinėmis palūkanomis, kurios dažniausiai kalkuluoja ir lūkesčius dėl ateities, jau gali tarpbankinės palūkanos reaguoti į tas kalbas, kad štai jau viskas, jau ECB galvoja apie tą, tai automatiškai kels tarpbankinių palūkanų lygį šiek tiek anksčiau, negu įvyks realus žingsnis. Tai šitie faktoriai ir Lietuvos banką jau šiek tiek suneramino, kaip žinote, prieš kurį laiką jie padarė išstojimą tam tikrą ir paskelbė tai kaip tam tikrą rizikos veiksnį. Dabar klausimas, ar tai jau nekilnojamo turto burbulas, ar viso labo tik tai jo baubas. Tai visgi drįsčiau teigti, kad šiuo metu mes neturime nekilnojamo turto kainų burbulo, aš nekalbu apie likusią Lietuvos dalį, bet net ir Vilniuje mes jo neturime.
Dėl daugybės priežasčių. Pirma, gyvenamojo būsto kainos didmiesčiuose yra vis dar 20-25% mažesnės negu 6-7 metais, tuomet, kuomet buvo pikas. Nėra būsto pasiūlos trikdžių, kadangi statybų sektorius labai greitai pristatytų tiek, kiek reikia, jeigu išaugtų paskola ženkliau. Ir jie yra tikrai pasirengę tai daryti. Yra daugybė tų įsibėgėjusių projektų, kurie dar bus baigti. NT kainų didėjimo lūkesčiai yra palyginti nuosaikus, kas tikrai neliudija, kad žmonės jau pasidavė euforijai. Mes stebime nuolat, Sebas daro tokią neaiškią apklausą gyventojų. Mes matome, kad iš esmės jie liko tokie patys, kokie buvo ir net padidėjo šiek tiek dalis žmonių, kurie prognozuoja būsto kainų kritimą. Yra žinoma didelė dalis, kurie prognozuoja tam tikrą kilimą, bet atsirado daugiau galvojančių, kad būsto kainos kris. Be to, stabilų būsto paklausos augimas sostinėje lemia ekonomiškai aktyvių jaunų gyventojų skaičiaus didėjimas, o tai ten jie tikrai perka dar kol kas pradėję gyvenimą, ne spekuliaciniais ar nuomos tikslais, o perka tam, kad gyventų, kad turėtų stogą virš galvos, o tai nėra ažiotažinės paklausos veiksnys. Lietuvos bankas skirtingai nuo 6-7 metų labai aktyviai ir, sakyčiau, netgi labai nuoširdžiai, sąžiningai atlieka makroprudencijos ir profilaktikos funkciją ir ne tik tai kalba, bet ir turi tam tikrų priemonių savo arsenale, ypatingai tas vadinamasis atsakingojo skolinimo griežtinimas, gairių griežtinimas. Na ir dar vienas veiksnys, kuris galbūt kažkiek galėtų destabilizuoti nekilnojamo turto rinką, tai yra nekilnojamo turto mokestis. Tačiau ką mes matėme iš partijų programų, tikrai neišskaitysime, kad mokesčių griežtinimas jau yra užduotas ir jis yra neišvengiamas. Veikiau atvirkščiai, sakyčiau, ne viena partija nedemonstruoja didelio entuzijazmo NT mokesčio didinimo klausimu ir veikiausiai to NT mokesčio didinimo, bent jau pirmąją kadencijos pusę, tikrai nereikėtų tikėtis. Žinoma, gali atsitikti taip, kad po rinkimų bus kita daina, kita plokštelė uždėta, bet tikėkime, kad vis dėlto partijos laikysi savo rinkiminių pažadų. Haha. Tai va, tai būtų tiek. Ačiū už dėmesį jums. O skaidrę dar galima parodyti, kokią ten tą? Dar galima ją išmesti? Aha. Na, tai kažkaip labai ir nepasikeitė. 10% nenori nieko, 10% gerai. Sveika.